Antras laiškas. Apie ribas ir taisyklės. Kartą vienas vyras nusprendė leistis ieškoti teisybės. Jis atvyko į teisybės rūmus ir prie vartų buvo sutiktas griežtos išvaizdos sargybinio. Vyriškis pabijojo prie jo eiti, todėl nusprendė prisėsti ir palaukti, kol sargybinis pats prie jo prieis. Tačiau sargybinis prie vyro nepriėjo, kad ir kiek vyras laukė už vartų. O šis vis laukė ramindamas save. Kada nors sargybinis tikrai supras, kad aš noriu įeiti ir būtinai prie manęs prieis. Tai bėgo dienos, savaitės ir netgi metai. Vyras vis laukė prie rūmų vartų, o sargybinis taip ir nepratarė nė žodžio. Prabėgo dar keli metai ir vyras, jausdamas, kad jo dienos suskaičiuotos, galiausiai sukaupė visą drąsą, priėjo prie sargybinio ir tarė: Aš atėjau čia ieškoti teisybės. Kodėl neįleidžiate manęs vidun? Ar aš tavęs neįleidau vidun, nustebo sargybinis? Tu niekada prie manęs nepriėjai ir neprašei, kad tave įleisčiau. Visą laiką vartai buvo atrakinti. Tau tereikėjo tik juos stumtelėti ir įeiti. Pagal Franzą Kafką. Noriu pažinti save iš naujo. Kai žmogus eina savojo likimo linkme, jis daug kartų yra verčiamas keisti kryptį. Antra vertus, išorinės aplinkybės būna stipresnės, tad jis pabūgsta ir pasiduoda. Visa tai yra mokymosi dalis, tačiau niekas neturi pamesti iš akių to, ko trokšta. Paulas Kolijas. Kartais reikia leisti savo būti ir tą būti priimti, pažinti ir atrasti. Įsitaisiau ant jogos kilimėlio, patiesto ant studijos grindų, apsiklojau lengvu pledu ir užsimerkiau. Perskaičiau, kad Inner sesijos metu skamba speciali muzika, naudojami įvairūs garsai ir prisilietimai. Visa tai padeda pašalinti iš pasąmonės kliūtis, kurios neleidžia gyventi sveikai, laimingai ir lengvai. Noriu geriau suvokti manyje glūdinčius įsitikinimus, sprendimus, baimės, emocijas ir ribas. Noriu keisti savo gyvenimą ir plėsti savo suvokimus. Todėl ir esu čia. Sesiją vedė Jurga. Jis sakė, kad sesijos metu mes patys būsime savo gydytojai, o ji bus mūsų pagalbininkė. Seselė, vaikštanti aplink mus, kartais prisiliečianti, ką nors tyliai pasakanti, pamasuojanti vėduoklę ar pasmilkanti. Netrukus salę užliejo stiprus muzikos garsai. Atrodė, kad aplink bilda ir trankosi griaustinis. Griaustinio primus visai šalia manęs atsirado didžiulė juoda skylė. Jaučiau, kaip iš jos sklindanti stipri jėga kažką traukė iš manęs, palikdama mane pačią ramiai gulėti ant studijos grindų. Tada viską užliejo didžiulės vandens bangos. Jos daužėsi kranto uolas, šiugždėjo smėlyje ir kartkartėmis užliedavo mane nuo galvos iki kojų. Nejaučiau nei šalčio, nei baimės, nes pati buvau vienas iš daugybės tų mažų vandens lašelių. Šniokšdamas ir taškydamas purslus, vanduo didžiuliais kriokliais krito nuo aukštų uolų. Muzika pasikeitė. Dabar jis sukosi lyg vėjas. Pasijutau tokia lengva. Plevenau ir sklandžiau kartu su ja lyg grakšti balerina ar lengvutė plaštakė. Jurga tylutėliai vaikščiojo aplinkui. Jos priartėjimą veikiau pajusdavau, negu išgirsdavau. Šį kartą priėjo ir pridėjo savo delnus prie mano kojų padų. Pajutau, kokie karšti jos delnai. Nuo jų viena po kitos į mano pėdas nuvilnijo kelios stiprios karščio bangos. Maloni šiluma užliejo kojas
ir ėmė kilti aukštyn iki pilvo. Ten ir sustojo. Dabar jaučiausi taip, lyg mano pilve būtų įsikūrusi maža kaitri saulutė. Ja jaučiau visą likusią Innerdance sesiją. Saulutė plėtėsi, vibravo, keistai burbuliavo ir nurimdavo, bet po akimirkos vėl imdavo spurdėti. Po kurio laiko pajutau, kad Jurga atsargiai uždėjo kažkokį lengvą daiktą, gal vieną iš savo varinių dubenėlių, man ant pilvo. Matyt, lengvai stuktelėjo per jį, nes per pilvą nuvilnėjo lengvos virpesių bangos. Bangavimas kartojosi keletą kartų, kol vėl viskas nurimo, o Jurga nupleveno prie kitos sesijos dalyvės. Ji ir toliau tyliai vaikščiojo aplinkui. Pagrojo kažkokiu instrumentu, iš kurio, lyg iš muzikinės dėžutės, sklido švelni melodija. Mušė būgną ir gongą. Netrukus vėl priėjo prie manęs ir labai atsargiai delnais palietė plaukus virš smilkinių. Tuo metu salėje liejosi tokia švelni ir atpalaiduojanti muzika, kad nejučia ėmiau šypsotis. Buvo taip gera. Jaučiausi tokia lengva, atsipalaidavusi. Staiga nei iš šio, nei iš to, iš kairės akės išridėjo ašara. Dar viena. Netrukus ašaros lengva srovelė jau riedėjo iš abiejų akių. Ašaroms tiltėliai riedant skruostais labai aiškiai supratau, kad mano augimas ir tobulėjimas ateina per ribų plėtimą ir taisyklių laužymą. Ašaros pasruvo dar stipriau. Nedaug trūko, kad pradėčiau balsu raudoti, kai suvokiau, kad mama taip pat laužė, plėtė ribas ir griovė sienas. Gal kitaip negu aš, bet mama tikrai griovė ir laužė. Ta akimirką supratau, kad nesąmoningai šito mokiausi iš jos, nors niekada anksčiau taip nesu pamaniusi. Kažkada klausdavau savęs, kodėl man nuolat iškyla visokios kliūtis. Kodėl dažnai susiduriu su tokiomis situacijomis ir tokiais žmonėmis, kai jaučiu, kad esu verčiama perlipti per save. Kodėl aš? Ir tik neseniai suvokiau, kad gauname tokį gyvenimą, kurio nesąmoningai norime, gal net priešinamės jam. Pasak Paulo Coelho, žmogus gimsta tam, kad išduotų likimą. Tiesą pasakius, ilgai turėjau tik miglotą suvokimą apie tai, ko noriu iš gyvenimo. Kaip ir daugelis mano bendramžių, buvau auklėjama kaip gera mergaitė, tokia ilgai ir buvau. Išoriškai, bet ne viduje. Viduje visada ruseno kažkokia ugnelė ar bent jau mažytė kibirkštėlė, kuri neleido man apsistoti ties tuo, ką jau turiu. Nuolat norėjau eiti kažkur toliau. Norėjau sužinoti savo galimybių ribas, o sužinojus, bandyti jas dar labiau praplėsti. Ne visi bandymai buvo sėkmingi, tačiau sustoti nenorėjau. O neseniai supratau, kad ribos ir taisyklės mano gyvenime buvo nustatomos ir kuriamos tam, kad atėjus laikui jas plėščiau ir laužyčiau. Tobulėjau, augau ir mokiausi, plėsdama ribas ir laižydama taisyklės. Tiesa, kartais per kraują ir ašaras. Taisyklės. Vertinga visa, kas praplečia žmogaus galimybių ribas ir neįmanoma paverčia įmanoma. Benas Johnsonas. Ko jau ko, o taisyklių mano gyvenime buvo labai daug, nuo pat mažumės. Mano močiutė turėjo galybę įvairiausių taisyklių visiems gyvenimo atvejams. Ji pati labai jų paisė ir mane bei mano seseris pratino jų laikytis. Pavyzdžiui, grindis plauti turėjome pasilenkusios. Jei tik pamatydavo, kad šliaužiam keliais, liepdavo plauti iš naujo. Jei buvo visai nesvarbu,
kad grindys jau švariai išplautos. Dar su viena labai erzinančia taisykle susidurdavau kaime vasarodama. Kai močiutė ruošdavo valgį ar virdavo uogienę lauko virtuvėlėje, jokių būdų negalėjome nuo jos pasitraukti ne per žingsnį. Matai, jai gali prireikti atnešti iš namo šaukštą, samtį ar kitą kokį daiktą. Vasarą žaisti su kaimo vaikais galėjome tik jai leidus. Per lietų neleisdavo mūsų į kiemą pasitaškyti šiltose balose, bet retkarčiais mes vis tiek įsigudrindavome išsprukti. Kartą nieko jai nesakiusios, per lietų nulėkėme prie upės pasimaudyti. Buvo labai smagu. O kai grįžome, mūsų laukė tikra pirtis. Jaučiausi taip, lyg močiutė mane būtų dideliu, nematomu žiogeliu prisisegusi prie savo sijonų. Kažkada per televizorių mačiau spektaklį, kuriame pagyvenusi moteris kaip tik tai buvo prisisegusi pūstą jaunos merginos sijoną, kad ta nesumanytų nuo jos pabėgti. Pykau, nes čia pat už eglynėlio laukia ištikimas mūsų draugas. Deja, nieko negalėjome padaryti. Tik kantriai laukėme, kada močiutė pagaliau baigs ką nors daryti ir paleis mus pažaisti. Kartą mums bežaidžiant artimiausiame miškelėje, jauniausias mano sesuo nesėkmingai išdribo iš medžio. Krisdama dar kaip reikiant persirėžė koją į atsikišusią nulūžusią medžio šaką. Bijojome, kad močiutė pamatys ir vėl gausime beržinės košės. Pačios visomis žolelėmis ir lapais bandėme sustabdyti kraujavimą iš žaizdos. Tik kai niekas negelbėjo, šiaip netaip išdrįsome parsirasti namo. Keista, bet tą kartą močiutė tik lengvai mus pabarė. Gal pati buvo gerokai išsigandusi, pamačiusi kraujuojančią sesers koją ir gerokai prasižiojusią žaizdą. Randas ant sesers kojos iki šiol primena tą nedidelį mūsų nuotykį. Žinau, kad močiutė labai mus mylėjo ir kartu labai griežtai paisė savo taisyklių. Tėvai taip pat turėjo visą rinkinį taisyklių ir nurodymų, ką ir kaip reikia daryti. Paauglystės metais, gavusi kokį tėvų paliepimą padaryti tą ar aną, irgi turėjau daryti viską taip, kaip man buvo liepta. Juk buvau gera mergaitė. Keletą kartų, kai buvau tikra, kad turiu geresnį būdą užduočiai atlikti, bandžiau apie tai sakyti tėvams. Teko gerokai paplušėti rodinėjant, kodėl mano siūlomas būdas yra kažkuo geresnis už jų įprastą. Deja, tėvai tiesiog neturėjo laiko klausytis mano išvedžiojimų. Viskas baigdavosi tuo, kad turėjau grįžti prie ankstesnio tėvų paliepimo. Tai mane labai pykdė, bet ką galėjau padaryti. Gera mergaitė nepuls draskyti tėvams akių, tiesa? Laikas ėjo, aš augau ir pamažu tapau gudresnė. Nesiginčydavau ir nebandydavau aiškinti, kad galiu padaryti kitaip ir geriau. Tėvų prašymą ar nurodymą išklausydavau tylėdama ir padarydavau taip, kaip man atrodė geriausia. Negaiždavau laiko aiškinimams ir įrodinėjimams. Iš patirties žinojau, kad be įrodinėdama tėvams galiu pasiekti tik tiek, kad visai nebenorėsiu nieko daryti. Tada tai jau tikrai gero nieko nelauk. O kai užduotį atlikdavau ir rezultatas būdavo geresnis negu tikėtasi, dažniausiai viskas baigdavosi gerai. Aišku, tėvų pabambėjimo dažniausiai neišvengdavau. Mama nenoromis, bet kažkaip susitaikė su tuo mano akibrokštu. Ji niekada nepasakė gerai tai ar blogai, tik kažkada vėliau, kai jau buvau visai suaugusi, prasitarė, kad ji visada žinojusi, jog gautą užduotį tikrai atliksiu ir atliksiu gerai, bet savaip. Vis dėlto kartais mano laisvamaniškumas išvesdavo tėvus iš kantrybės. Būdavo, norėdami mane vėl grąžinti į geros mergaitės vėžes,
tėvai griebdavosi diržo. Man pačiai atmintyje yra išlikęs tik vienas toks atvejis. Žingsniuoju aplink stalą, aukštai iškėlusi galvą ir dainuoju. Pirmin, vergai nužemintieji, išalkusi minia pirmin. Internacionalas. O įpykusi mama vejasi mane su diržu rankoje. Laužiau taisyklės, bandžiau su jomis kovoti, tačiau nepajutau, kaip vėliau kai kurios jų nejučia persikelia į mano šeimyninį gyvenimą. Kartą sūnus panės paklausė, kodėl, mama, tau taip svarbu, kad tos indus išplaučiau dabar? Mano eilė plauti indus ir aš juos suplausiu, bet kiek vėliau, kodėl dabar? Ir jis buvo teisus. Ta akimirka man nebuvo jokio reikalo, kad indai būtų suplanti toj pat. Taip, mane dirgino didelė nešvarių indų krūva virtuvės kriauklėje, bet tik tiek. Sūnaus žodžiai buvo lyg lengvas dušas, apmaldęs bekylanti mano nepasitenkinimą, kad jis nereaguoja į gal jau trečią mano pastabą dėl tų nelemtų, neplautų indų. Tad paskubėjau tarstelėti, kad aišku, jis gali suplauti indus ir vėliau. Dėl viso pikto atsisėdau taip, kad nematyčiau nei kriauklės, nei stirtos nešvarių indų. Tai prisiminusi, patyliukai savo kikenu, kai vakarėje doroti su nemaža krūvelė nešvarių indų. Tikrai turiu įdomesnių užsiėmimų, negu skubėti išsiplauti kiekvieną puodelį, lėkštutę ar kovoti su kiekviena namų dulkele. Barjerai. Keičiasi ne aplinkybės, keičiamės mes. Henris Davidas Toro. Ne tik plėčiau ribas, bet ir grioviau barjerus, kuriuos pati kažkada buvau pasistačiusi. Kai dirbau švietimo ir kultūros ministerijoje, man labai prireikė anglų kalbos, kurios maždaug 10 metų iki tol beveik nereikėjo. Buvau tikra, kad mano anglų kalbos įgūdžiai apgailėtini, nors mokykloje, universitete man anglų kalbą mokėjau gerai. Mano abejonės pasitvirtino jau po pirmojo susitikimo su užsienio svečiais. Suprasti supratau, tačiau kaip ir daugelis mano kolegų, angliškai kalbėti varžiausi. Kai tik galėdavau, pasiruošdavau tekstą iš anksto, tačiau paprastai mums pagelbėdavo vertėjos. Tai tęsėsi tol, kol ministerijoje pradėjo dirbti vienas naujas kolega. Turėjome daug bendrų darbų, tad nekartą su juo teko bendrauti darbo reikalais. Kartą kažkaip netyčia pradėjome kalbėtis apie užsienio kalbas. Ir jis pasakė, kad gerai moka anglų ir vokiečių kalbas ir kad jam dažnai tenka bendrauti su svečiais iš užsienio. Aišku, įsivaizdavau, kad jis kalba taip pat gražiai ir sklandžiai, kaip mūsų vertėjos. Ir koksgi buvo mano nustebimas, kai viename susitikime su svečiais iš Skandinavijos išgirdau, kad jis pasirodo kalba ne ką sklandžiau už mane. Be to pasidžiaugiau, kad mano tarimas, kuriuo didžiavausi mokykloje ir universitete, kur kas geresnis už jo. Skirtumas tik tas, kad jis turėdamas panašius įgūdžius, nė kiek nebijojo kalbėti, priešingai nei aš. Bijodavau praverti burną, kad tik nepasakyčiau ką nors ne taip. Supratau, kad aš pati per menkai vertinau savo žinias ir įgūdžius. Tas nutikimas su mano kolega padėjo man suvokti štai ką. Svarbu ne tai, kaip taisyklingai kalbi angliškai, o apskritai galimybę bendrauti. Taip pradėjau ardyti savo pačios pasistatytą barjerą. Sunkiausia buvo pradžioje, vėliau viskas ėjosi lyg ir savaime. Kai tik turėdavau galimybę, o jų pasitaikydavo nuolat, stengdavausi kalbėti angliškai, vis labiau pasitikėdama savimi ir plėsdama savo žodyną. Netrukus užsirašiau į anglų kalbos kursus prie Britų tarybos. Kursai vyko anksti ryte. Tai buvo tikras iššūkis man, pelėdai. Tokiu ankstyvų metu aš buvau lyg koks zombis.
Reikėjo didelių pastangų, kad bent kiek patobulinčiau savo anglų kalbą. Nepaisant patirtų sunkumų mokantis anksti ryte, kursai man buvo labai naudingi. Jau galėjau skaityti pranešimus anglų kalba ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Net susikalbėjau su škotais atvykusiais padėti Lietuvos mokytojams mokyti mokinius anglų kalbos. Po keliarių metų, kai jau dirbau valstybės tarnautojų tobulinimo centre, su kolege teko vykti į beveik savaitės trukmės stažuotę Nyderlanduose. Mokymai ir visas bendravimas, aišku, vyko anglų kalba. Tuo metu mano kalba buvo gerokai patobulėjusi, tačiau aišku, ji nebuvo tokia gera, kaip norėčiau. Jau pirmą dieną apsidžiaugiau, kad mokymai labai naudingi. Viskas buvo įdomu ir aš nuolat klausinėjau dėstytojo bei diskutavau su juo. Tik buvo keista, kad kolegė tyli, nors ji buvo baigusi anglų kalbą. Tiesa, ji mokėsi neakivaizdiniu būdu, bet vis tiek buvau įsitikinusi, kad jos žinios yra geresnės nei mano. Atsakymą sužinau netrukus. Pirmos dienos pabaigoje kolegė išsakė man priekaištą, kad aš daug klausinėjanti, nors mano klausimų ir sakinių struktūra nelabai kokia. Nustebusi paklausiau kolegės, kodėl ji pati neužduoda klausimų. Iki šiol gerai prisimenu jos atsakymą. Matai, reikalas tas, kad kol aš sugalvoju, kaip teisingai suformuoti klausimą, jo jau nebereikia. Nesustoju. Sėkmė dažniausiai priklauso nuo to, ar tu tęsi po to, kai daugelis prarado viltį. Viljamas Feteris. Buvau įsitikinusi, kad darbą rasiu nesunkiai. Antrą kartą per savo gyvenimą palikau organizaciją ir išėjau laimės ieškoti, kaip aiškinau kitiems. Pati labai gerai žinojau, kad išėjau į niekur. Nesirovau plaukų nuo galvos ir nestresavau, juk turiu tokią turtingą darbo patirtį. Siunčiu savo gyvenimo prašymus, atsiliepdama į man patikusius darbo skelbimus. Buvau pakviesta į daugybę pokalbių, kol galiausiai supratau, kad krizės metu rasti darbą man bus sunku. Įmonės, kurios suprato ir vertino personalo padalinių darbą, jau turėjo puikius specialistus ir nenorėjo jų keisti. Kitosgi, kurios taip negalvojo, pačios atleidinėjo personalo darbuotojus, norėdamos sutaupyti krizės laikotarpiu. Taigi, darbo geroje įmonėje, supratau, nerasiu. Ir aišku, nenorėsiu eiti į tokią įmonę, kurios vadovas per pokalbį užduoda klausimus ne apie įmonės stiprinimą, gerinant darbą su žmonėmis, o apie darbuotojų atleidimą. Pavyzdžiui, per kiek laiko galėčiau atleisti 100 darbuotojų. Kurį laiką buvau gerokai nusiminusi. Vis dėlto susiėmiau ir pradėjau mąstyti apie kitas galimybės. Kodėlgi turint tokią gerą patirtį nesiimti konsultacinės veiklos? Tik nuo ko pradėti? Kaip paprastai ir būna, kai tik pradėjau galvoti apie tokią galimybę, viskas vyko savaime. Susiskambinome su drauge Renata, kurios padėtis buvo tokia pat kaip ir mano. Ji paskambino Giedriui, kitam savo pažįstamui ir šitaip susibūrė mūsų trijulė, svarstanti apie savo konsultacinį verslą. Per pirmąją RNG, taip mes pavadinome savo komandą, mūsų vardų pirmosios raidės Renata, Nijolė ir Giedrius, tai būtent per mūsų komandos pirmąjį susitikimą išsikėlėme tikslą, nusimatėme terminą ir pasiskirstėme darbus. Planavome sukurti keletą paslaugų, su kuriomis galėtume startuoti. Kiekvieną rytą rinkdavomės pas Giedrių ir dirbome po geras 3 valandas. Nors atsitiktinai susibūrus, dirbti buvo lengva ir įdomu. Turėjome panašumų ir skirtumų ir tai buvo mūsų stiprybė ir kartu galimybės.
Netrukus parengėme pirmuosius galimų paslaugų aprašymus ir ėmėme svarstyti, kam ir kokiu būdu tas paslaugas siūlysime. Kaip tik tada mūsų komandą papildė naujas narys, kuris, kaip tik labai tikėjomės, turėjo padėti mums spręsti rinkodaros klausimus. Tačiau atsitiko kitaip. Atsiradus ketvirtam žmogui pradėjo eižėti mūsų vizija. Tikslas atrodė nebe toks aiškus, o terminai ir rinkodara ėmė kelti kaskart didesnį galvos skausmą. Ir apskritai darbas nebedžiugino. Mano draugė Birutė, kurią kartą pasikviečiau į vieną mūsų komandos susitikimą, tik patvirtino mano įtarimus. Nieko gero iš tos jūsų komandos nebus. Mūsų komandos darbas sustojo. Juolab, kad komandos nariai pamažu susirado darbus. Tas kelių mėnesių įdirbis vis tik nenuėjo veltui. Iširus mūsų komandai, mano bičiulė Birutė pasiūlė kurti viešą įstaigą. Taip ir padarėme. Metų pabaigoje buvo sutvarkyti visi formalumai ir įmonė įkurta. Kadangi aš vienintelė tuo metu buvau laisva, tai bendru sutarimu tapau šviežiai įkurtos viešosios įstaigos direktorė. Sutarėme, kad veiklos pradžioje rašysime projektus, o tada jau turėtų atsirasti ir galimybės plėsti įmonę. Taigi, ėmiausi mokytis rašyti projektus. Iki tol projektai man buvo tamsus miškas. Dirbdami draudimo bendrovėje mokėjome didžiulius pinigus konsultantams už paraiškos parengimą. Tačiau patys taip pat savo ruožtu turėjome daug padirbėti, kad projektas būtų gražus, išbaigtas. Mokiausi ne tik rengti paraiškas, bet ir jas vertinti. Šitos abi veiklos man netrodė labai įdomios. Vis dėlto išvilgiau tam tikras galimybės ir tikėjausi, kad įgytos naujos žinios ir patirtis vėliau man gali praversti. Ir pravertė, tik ne iš karto. Prie pirmosios savo projekto paraiškaus dirbau dienomis ir naktimis, kad spėčiau laiku ir gerai ją parengti. Pateikusi paraišką agentūrai, su virpuliu sekiau informaciją jos puslapyje apie vertinimo rezultatus. Širdis apsalo, kai vieną rytą pamačiau, jog mūsų paraiška praėjo. Pamaniau, kad tai tu tikriausiai pradedančiojo sėkmė. Jau skaičiavau pinigus, nes mano atlygis priklausė nuo paraiškos sėkmės. Tačiau dėl visiškai neaiškių priežasčių per keletą valandų situacija pasikeitė. Iš karto po pietų agentūra pateikė patikslintą finansuojamų paraiškų sąrašą, kuriame mūsų projekto nebebuvo. Vadinasi, ir mano atlygis nuplaukė. Po 4 metų likimas vėl suvedė mane su to projekto užsakovais. Tada ir sužinojau, kad užsakovai išmokėjo nemažas premijas savo darbuotojams, prisidėjusiems prie paraiškos rengimo, bet manęs tai nebejaudino. Taip, negavau finansinio atlygio už šį darbą, tačiau įgijau patirtį naujoje srityje, kurio darbuojuosi iki šiol. Man tai buvo neįkainojamas atlygis. Paukštis ir lelija. Neklausk vėjo, kodėl tave atnešė čia, kur esi. Net jei patekai tarp cemento nuolaužų, išleisk šaknis ir gyvenk. Kažkam tu esi žinia. Brunas Ferreras. Mes 100 metų be jūsų dirbame ir be jūsų dirbsime dar 100 metų. Tai kartą išgirdau iš vieno įmonės, kurioje buvau nesenai pradėjusi dirbti, vadovų. Jis garsiai pasakė tai, ką kiti vadovai nutylėdavo. Įmonė jau seniai buvo pribrendusi dideliems pokyčiams, o kai pradėjome juos įgyvendinti, įmonių grupės savininkai ir buvę vadovai suprato, kad jie visiškai nepasiruošę permainoms, nors dar neseniai tvirtino, jog jų reikia. Prasidėjo nesutarimai.
Netrukus pasitraukė naujasis įmonės vadovas, pakviestas padėti ją pertvarkyti. Jam išėjus pradėjo byrėti jo surinkta vadovų komanda. Įmonei vėl ėmė vadovauti senoji vadovybė, kuri atsisakė kai kurių svarbių anksčiau priimtų sprendimų. Buvo labai gaila matyti, jog tam, kad viskas grįžtų į pirminę būseną, prireikė vos kelių mėnesių. Nors sprendimų dėl būtinų pokyčių kūrimas ir įgyvendinimas truko beveik metus laiko. Pasitraukus naujajam vadovui, mano darbas taip pat nelabai turėjo prasmės. Net paveikslo kabinete ar stalelio, prie kurio prisėdusi kalbėdavausi su darbuotojais, negalėjau pastatyti taip, kad ir man, ir žmonėms būtų patogu. Kai pirmą kartą pabandžiau pakeisti stalelio vietą, mano kolegė Jolanta, dirbusi toje įmonėje, personalo vadybininkė jau daug metų, tik šyptelėjo. Na, matysime, kiek ilgai tas stalelis čia stovės. Pajuokavau, kad negi įmonių grupės vadovas ir vienas iš savininkų neturi ką daugiau daryti, tik stalelius perstatinėti. Kitą rytą supratau, kad ji buvo teisi. Stalelis grįžo į ankstesnę vietą. Neretai galvodavau, ką po galais aš čia veikiu. Jau norėjau viską mesti ir palikti tą įmonių grupę su jos vadovais. Lyg tyčia tuo metu skaičiau paskutinę Jurgos Ivanauskaitės knygą Viršvalandžiai. Iš kitų atsiliepimų žinojau, kad bus nelengva ją skaityti. Prireikė gerų poros metų, kad jos imčiausi. O kai pradėjau skaityti, nebegalėjau sustoti. Knygą perskaičiau per porą, trejetą vakarų. Supratau, kad man jos kaip tik dabar ir reikėjo. Mano išgyvenimai toje įmonėje, kaip ir visi buvę iki tol, pasirodė tokie menki, palyginti su mirštančios ir visa savo esybę į gyvenimą besikabinančios rašytojos išgyvenimais. Skaičiau ir dėjausi galvą ir į širdį jo žodžius, sakinius, pastraipas. Dar ir dabar, kai būna nelengva, prisimenu Jurgos skaitytą ir daug kartų knygoje cituotą Sioreno Kierkegaardo kūrinį Laukų lelija ir padangių paukštis. Pasak autoriaus, tik žmogus skundžiasi savo nelaimingu gyvenimu. Lelija nesiskundžia, kad jai buvo lemta pražysti kur nors netinkamoje vietoje patvoryje. Ji nesako, kad ta vieta jai netinkama ir ji neatsisako žydėti. Ji žydi, nes žino, kad kažkam tame patvoryje jos žydėjimas gal yra vienintelis įstabus dalykas pasaulyje, kurio nematė iki tol ir gal daugiau niekada nebepamatys. O paukštis, atsidūręs tarp aštrių krūmo spyglių, nekaltina viso pasaulio ir neatsisako giedoti. Su kiekvienu paukštelio krustelėjimu spygliai sminga gilin į jo kūnelį, tačiau jis gieda, nepaisydamas skausmo, gieda paskutinę savo gyvenimo giesmę. Rašau. Mes kiekvienas turime potencialo kurti. Kūrybingumas yra tikroji mūsų prigimtis, natūralus procesas, toks įprastas ir stebuklingas, kaip gėlės žydėjimas. Julija Cameron. Jau daug metų norėjau parašyti knygą. Neapsirikau apie tai prasitarusi savo kolegijai Nomedai. Jie entuziastingai palaikė šią mano mintį ir vėliau mudviem susitikus nepraleisdavo progos pasiteirauti, ar jau rašau. Nelabai kaip jaučiausi, kas kartai atsakydama, kad dar nerašau. Mokykloje lengvai rašydavau rašinius. Vėliau taip pat gerai sekėsi dėlioti mintį žodžiu ir raštu. Ekspromtu galėjau pasakyti kokią kalbą ar sveikinimą. Užėjus įkvėpimui, smagiai eiliavosi kalėdiniai ir naujametiniai sveikinimai. Būdama maždaug 40,
pradėjau rašyti eilėraščius. Per 4 metus jų gimė apie 20. Jie ateidavo labai netikėtai ir buvo tarsi mano apmąstymo apie gyvenimą atspindys. Po to daug metų nerašiau, ne todėl, kad nenorėjau. Atrodė, kad tas eilėraščių šaltinėlis vieną dieną tiesiog ėmė ir išseko. Bandžiau dar kurį laiką sėdėti prie stalo, pasidėjusi lapą popieriaus ir rašiklį. Deja, pastangos kaip nors sugalvoti kokį eilėraštį buvo bevaisės. Taip patyriau, kas yra kūryba. Kol jokia mintis, poetinė išraiška nepasibeldžia, tol nėra ir kūrybos. O tada tik spėk užrašyti. Nespėsi, viskas dings. Nebegrįžtamai. Vis dėlto buvau tikra, kad galiu parašyti knygą. Visa bėda ta, kad neturėjau jokio supratimo, kokią knygą norėčiau parašyti. Žinau, kad detektyvo nerašysiu, fantastinės knygos taip pat. O neturėdama gero siužeto, negalėsiu parašyti romano. Gerokai nusiminiau tai supratusi, o juk nuolat kirbėjo mintis, kad ateis laikas ir aš parašysiu savo knygą. Ir tas laikas pagaliau atėjo. Kai baigiau skaityti Mišelės Obamos knygą Mano istorija, mintis parašyti knygą staiga tapo labai reali. Vakare jau miegoti ir rytą kėliausi su mintimi apie savo knygą. Nusprendžiau apie šį savo sumanimą kalbėtis atsargiai ir tik su draugais, turinčiais pozityvų požiūrį. Taip pat žinau ir tai, kad prasitarusi apie savo sumanimą, kaip ir įsipareigoju jį gyvendinti, tad turėsiu tam dėti visas pastangas. Apie galvoje besisukančią knygą prasitariau kelioms savo draugėms. Renatai pirmąjį papasakojau apie sumanimą parašyti knygą. Potavome dviese Nacionalinės dailės galerijoje įsikūrusiame restorane The Gallery, nes šventėme mažytę jos darbo pergalę. Nudžiugau, kad ji nuoširdžiai palaikė mane, kiek palaukusi klustelėjo. Beje, ar matei kvietimą į Vitalijos seminarą, kaip parašyti knygą? Aišku, aš nieko nebuvau girdėjusi nei apie Vitaliją, nei apie jo seminarą. Taip ir pasakiau Renatai. Ji pažadėjo man persiųsti informaciją apie tą jos paminėtą seminarą. Labai nekantravau. Vos tik gavusi jo žinutę, paspaudžiau nuorodą ir ėmiau skaityti kvietimą į kovo 8 dieną organizuojamą seminarą. Nedvejodama užsiregistravau, sumokėjau visą dalyvio mokestį, nors jau nebegaliojo išankstinė registracija taikyta nuolaida. Ir laukiau patvirtinimą. Kovo 8 rytas išaušo pavasariškai saulėtas ir šiltas. Palikusi automobilį prie Tymo turgelio, neskubėdama žingsniavau į viešbutį Europa Royal, kur turėjo vykti seminaras. Visą kelią galvoje sukosi šviesos, pozityvios mintis apie mano būsimą knygą. Šias mintis kartkartėmis pertraukdavo ne patys maloniausi abejonių šešėliai. O ar tikrai galiu parašyti knygą? Ar ji gali būti įdomi ir naudinga kitiems? Kol mano galva dorojosi su tomis įkyriomis mintimis, kojos pačios vedė mane siauromis senamiesčio gatvelėmis. Jaučiausi keistai, rodėsi plevenau tarp dangaus ir žemės. Gerai, kad sunkoka kuprinė su nešiojamuoju kompiuteriu tvirtai laikė mane prie žemės, tiksliau senamiesčio šaligatvę. Išsiilgta pavasario saulė spigino. Šilto vėjo gūsiai draikė mano garbanas, suko dulkių verpetus ir nešiojo numestus saldainių popierėlius. Širdis taip virpėjo, kad atrodė tuoj iššoks iš krūtinės. Diena prabėgo labai greitai. Į Vitalijos seminarą atvykome 7. Niekiek nenustebau pamačiusi, kad esu vyriausia amžiumi. Buvau įdomu išgirsti kiekvieno dalyvio idėją apie savo knygą ir paaiškinimą,
kodėl nori parašyti savo knygą. Atsakymai buvo gana įvairūs, tačiau visus vienijo vienas bendras bruožas. Visi buvo patyrę tam tikrų sunkumų, iššūkių ir tikėjo, kad jų įgyta patirtis gali būti naudinga ir kitiems. Gavau daug vertingos informacijos. Vitalija papasako apie knygos rašymą ir išleidimą, pateikė mums keletą praktinių užduočių, kurių metu išsigryninome pagrindinę knygos idėją. Diskusijų metu kitų dalyvių išsakyti komentarai vienas kitam buvo nuoširdus ir palaikantis. Pajutau, kad tarp manęs ir kitos dalyvės, Silvijos, užsimezgė trapus, bet labai geras, šiltas ryšys. Vakarop po seminaro automobilio link žingsniavau beveik tuo pačiu keliu. Tik skirtingai nei ryte, dabar buvau labai laiminga ir pasitikinti savimi. Ėjau išsišiepusi iki ausų, neliko nė krislelio abejonės dėl knygos. Jau žinojau, kokią knygą noriu parašyti. Į automobilį sėdau svajodama kuo greičiau pradėti rašyti. Taip ir pradėjau rašyti. Galvoje rikiavosi ištisi teksto gabalai. Prisimindavau dalykus, kuriuos atrodė buvau visai pamiršusi. Jaučiausi panašiai, kaip kad rašė aktorius ir dzen vienuolis Kęstutis Marčiulynas. Atrodė, kad ne aš, bet kažkas kitas rašė, tik ne popieriuje, o mano galvoje. Pakankamai lengvai parašiau nemažą dalį knygos ir maniau, kad rugpjūčio pabaigoje jau turėsiu užbaigtą knygos juodraštį. O tada jau tvarkysiu, ištaisysiu ir ieškosiu galimybių išleisti knygą. Vis dėlto vasaros pabaigoje atsirado nenumatytų darbų ir rašymą teko atidėti. Nieko tokio, sakiau sau, užbaigsiu darbus ir vėl grįšiu prie knygos. Bet negrįžau. Atsirado kiti svarbus darbai. Dar blogiau, rašymas pakibo virš manęs kaip koks Damoklo kardas. Jaučiausi labai blogai. Supratau, kad negalėsiu ištesėti savo ir draugėms duoto pažado išleisti knygą iki metų pabaigos. Kurį laiką taip ir kamavausi, kol vieną rudens vakarą suvokiau, kad ne darbai man trukdo rašyti. Aš pati visaip kaip atidėlioju rašymą. Paprasčiausiai nebegaliu rašyti. Gal perdegiau, o gal įkvėpimas mane paliko. Blogiausia buvo tai, kad pradėjau abejoti, ar tai, ką parašiau, verta spausdinti. Nusprendžiau padaryti pertrauką. Ir supratau netrukus, kad gerai padariau, nes noras rašyti grįžo po 3 mėnesių. Tiesiog taip, staiga, ėmė ir sugrįžo. Vėl galvoje rikiavosi mintys, sakiniai, ištisi gabalai. Pirmiausia, ką padariau, tai pakeičiau knygos struktūrą, nes dabar ją įsivaizdavau gerokai aiškiau nei anksčiau. Ir puoliau rašyti. Tikra ta žodžio prasme. Neėmiau, o puoliau rašyti. Bandžiau planuoti, nusistatyti tam tikrą tvarką, skirti rašymui tam tikrą laiką, pavyzdžiui, po pusryčių ar po meditacijos, tam, kad rašymą neblaškytų jokia kita veikla. Kiekvieną dieną stengiausi parašyti bent po keletą eilučių. Tačiau mintis ne visada paisė šito mano grafiko. Jos ateidavo kada panorėjusios. Kartais po antrojo rytinio kavos puodelio ar meditacijos, bet dažniausiai vakarais. Buvo vakarų, kai mintis man tiesiog neleido užmigti arba net kėlė iš miego naktį. Tada lipau iš lovos ir rašiau. Skubėjau užrašyti visas galvoje kirbančias mintis. Keletą kartų vienu prisėdimu esu parašiusi po nemažą gabalą knygos. Negaliu apsakyti, kaip džiaugiausi, kad vėl galiu rašyti. Tas iš naujo patirtas rašymo džiaugsmas vertė skubėti rašyti. Kita vertus, bijojau, kad vieną dieną vėl viskas gali imti ir pasibaigti.
Visgi dabar jau tikrai mačiau, kad knygą užbaigsiu. Nors ir vėl, ir šį kartą abejonių neišvengiau. Keista, kai mano galva pilna knygos sakinių, minčių ar epizodų ir aš visą savo esybę stengiuosi jas užrašyti, tuomet manęs nevargina jokios abejonės dėl knygos. Tačiau vos tik nerašau kokią dieną ar dvi, vos tik tarp kūrybinių minčių atsiranda tarpelis arba dėl skubių darbų negaliu rašyti, mane vėl užpuola abejonės. Visada tos pačios. Kam tau reikia tos knygos? Vargu ar rasi, kas ją išleis, kas ją skaitys. Vis dėlto jutau, kad šį kartą kartu su noru rašyti atsirado daugiau ryžto ir tikėjimo, jog viskas bus gerai. O gal, kad ir kaip akiplėšiškai tai skambėtų, gal pagaliau subrendau kaip kūrėja. Vos tik man kyla abejonių dėl rašomos knygos, kažkas man padeda, ima ir pakiša ką nors naudingo. Tai netyčia perskaitau knygą apie tai, kaip ugdyti savo kūrybiškumą ir sutramdyti abejones. Tai, žiūrėk, randu straipsnį apie tai, kaip bėgant metams svarbu išlikti pozityviam ir mokėti senti. Tad šį kartą tikrai tikiu, kad mano knyga kam nors pravers, paskatins ką nors susimastyti ar apsižvalgyti aplink, keisti savo požiūrį į save ir į gyvenimą, susirasti draugų ir veiklos. Kad mano kūrybinės čakros atvėrė, supratau dar ir iš to, jog vasario pabaigoje vėl pradėjau rašyti eilėraščius. Po maždaug 20 metų pertraukos. Ne kurti, o rašyti. Viskas ir šį kartą vyko taip pat, kaip ir tada, prieš 20 metų. Kažkas taiga ne iš šio, ne iš to, vieną vakarą, man būnant Klaipėdoje, padiktavo eilėraštį apie pavasarį ir bundantį mišką. Parašiau jį, galima sakyti, vienu atsikvėpimu, o po kelių dienų kitą, tik šiek tiek nostalgišką, apie pajūrio vėją. Taip vėl didžiulio mano džiaugsmui atsirišo eilėraščių maišelis. Ir pabiro iš jo žodžiai ir eilutės. Ir tai buvo toks neapsakomai smagus jausmas, kurio nebesitikėjau. Maniau, jog visam laikui praradau gebėjimą kurti eiles. Būdama Klaipėdoje, panorau peržiūrėti savo seniai parašytus kelias eilėraštukus vaikams. Man jie pasirodė visai tinkami ir dabar. Ta patobulinau kai kurias eilutes ir labai džiaugiausi rezultatu. Viskas sekėsi labai lengvai ir smagiai. Net pradėjau galvoti, ką čia man reikės daryti grįžus į Vilnių, kam teikti pirmenybę, knygai ar eilėraščiams. Deja, netrukus viskas pasisuko visai kitaip. Koronai atėjus į Lietuvą, nebegalėjau sukurti nei sakinio, nei eilėraščio eilutės. Tikėjausi, kad karantinas bus geras laikas baigti knygą ir dar kokį vieną kitą eilėraštį parašyti. Deja, vaikščiojau, žaidžiau su anūkėliais ir nuolat kažką veikiau, bet visai neturėjau energijos, nei kūrybinės, nei apskritai jokios. Keletą savaičių buvo kažkokia keista būsena, lyg nesava. Buvo akivaizdu, kad vos atsigavusios kūrybinės čakros ir vėl uždžiūvo, užsivėrė. Kol vieną dieną kažkas iš draugų per Messengerį atsiuntė labai smagią radijo centro dainą apie karantiną. To užteko, kad vėl pasijusčiau galinti rašyti. Ta pačią dieną, greičiausiai tos dienos įkvėpta, vienu ypu parašiau eilėraštį apie karantiną. Tai buvo labai smagus eilėraštis, visai kitoks nei paprastai rašiau. Bet apsidžiaugiau ir nepasidrovėjau paviešinti eilėraštį internete. Maniau, kad tokiu metu reikia padėti savo draugams ir pažįstamiems palaikyti gerą nuotaiką ir optimizmą. O tada pabiro kiti eilėraščiai. Kelios dienos buvo ypač sėkmingos.
kasdien parašydavau net po porą eilėraščių. Taip mano kūrybinės čakros ir vėl atsigavo. Galvoje reikiavos idėjos apie kitas knygas. Viena jų galėtų būti skirta vaikams, o kitos grožinės, jau net jų pavadinimus turiu. Belieka viską susidėlioti ir užbaigti šią pradėtą knygą, kurios jau laukia mano draugės. Ir ne tik jos. Žinau, kad šita knyga, kad ir kokia ji būtų, visada man išliks. Pirmoji mano knyga. Gal išdrįsusi pradėti ją rašyti, atversiu duris ir kitoms būsimoms savo knygoms. Knygoms, kurios man kasdien primena apie save ir kantriai laukia, kada jos atsidurs skaitytojų rankose. Vairuoju. Aš tikrai mėgstu važiuoti savo motociklu. Kai noriu tiesiog pabėgti, būti tik su savimi ir išvalyti galvą. Tada darau tai, ką darau. Kailas Čandleris. Rugsėjo pabaigoje turėjau įdomų pokalbį su šaunia 54 metų buhalterė Olga. Kalbėjomės apie gyvenimą, vaikus ir planus ateičiai. Užklausiau jos, ko ji dar norėtų išmokti iki pensijos. Ji šyptelėjo ir nedvejodama atsakė, kad labai norėtų išmokti vairuoti. Tačiau po trumpos pauzės suabejojo, ar vis dėlto mokysis. Paklausiau jos, kodėl suabejojo. Tai kad juoksis visi, atsakė Olga. Laikas į pensiją, o ji vairuot susimanė. Prisiminiau ir Olgai papasakojau savo istoriją, kaip kažkada nusprendžiau mokytis vairuoti. Tuo metu man buvo 36. Jau ne kartą norėjau išmokti vairuoti, bet nedėjau jokių pastangų. Jaučiau kažkokią baimę ar nerimą. Mano šeima ne viena moteris nevairavo tada. Vos viena kita draugė turėjo vairuotojo pažymėjimą. Vieną dieną mano kolegė Teodora pasidžiaugė, kad pagaliau išsilaikė teises ir jau po truputį važinėja savo automobiliu. Ši žinia man buvo labai netikėta. Pirmiausia dėl to, kad niekada negirdėjau, jog Teodora ketintų vairuoti automobilį. Net nežinau, ar iš viso jį turi. Be to, jai buvo 60 metų. Ji jau 5 metus tuomet turėjo būti išėjusi į pensiją, bet dar dirbo. Amžius jai visai netrukdė. Ji gerai išmanė savo darbą, buvo smagi ir įdomi kolegė. Bet kad sulaukus tokio amžiaus pradėtų vairuoti, buvo keista. Po savaitės Teodora pavėžėjo mane ir dar vieną kolegę po darbo iki centro, nes lijo smarkus lietus. Labai susidomėjusi stebėjau, kaip ji vairuoja ir ką kalba apie savo pomėgį, kuriam tik dabar rado laiko. Pradėjau galvoti, jei jau Teodora pradėjo vairuoti, būdama 60, tai aš tikrai galiu pradėti mokytis dabar. Man tai besvarstant, kitą dieną kolegė Daiva pasakė, kad ji ketinanti eiti mokytis vairuoti ir paklausė, gal ir aš norinti kartu, būtų smagiau dviese. Pažadėjau pagalvoti per naktį. Kitą rytą, kaip paprastai, į darbą važiavau troleibusu. Man pasisekė. Radau laisvą vietą ir atsisėdau. Visą kelią iki darbo galėjau dairytis pro langą ir džiaugtis gražia šilta rudens diena. Iš priekio kitą juostą atlėkęs kabrioletas stabtelėjo praleisti pėsčiųjų. Jos stogas buvo pakeltas, automobilį vairavo jauna moteris, šalia jos sėdėjo kita, kiek vyresnė. Jos smagiai kalbėjosi, plačiai šypsodamos ir gestikuliuodamos rankomis. Vėjas taršė jų šviesius ilgus plaukus. Saulėje blyksėjo tamsūs akiniai. Praleidęs pėsčiuosius, automobilis nuvažiavo savo keliais. To vaizdo pakako, kad galų gale apsispręsčiau ir imčiau mokytis vairuoti automobilį. Kad galėčiau skrieti juo, kur panorėjusi.
Ir nors iki tos dienos, kai vairuodama pasijutau taip laisvai ir užtikrintai, kaip mano tada matytos moteris, turėjo nemažai vandens nutekėti, niekada nepasigailėjau dėl savo sprendimo. Tąkart, vos įžengus į kabinetą paskambinau Daivai ir pasakiau, kad noriu kartu eiti į vairavimo kursus. Mano vyras, dideliam mano džiaugsmui, nuoširdžiai palaikė mano sprendimą. Seniai reikėjo. Ir ėmėsi mane mokyti vairuoti. Tuo metu turėjome Žiguliuką, o vargė. Priprasti prie jo buvo sunku. Tiksliau, sunku buvo vairuoti dėl nedidelio mano ūgio. Automobilio sėdynė žema, vos galėjau matyti kelią sėdėdama. Bandžiau pasidėti kokią pagalvėlę ar knygą po užpakaliu, bet tada kojomis nesekiau pedalų. Šiaip taip kažkaip prisitaikiau, bet ir toliau pedalus spaudydavau kojų pirštų galiukais. Mokytis vairuoti su vyru važiuodavome kur nors į miesto pakraštį. Kai vyras pamatė, kad ėmiau mažiau bijoti mašinos ir vairavimo, mesdavo mane į sudėtingą situaciją, sakydamas, kad aš taip greičiau išmoksiu vairuoti. Aiškinau jam, kad nenoriu skubėti, noriu mokytis mažai žingsneliais, bet užtikrintai. Vyras manęs neklausė. Jam atrodė, kad jis geriau žino, nes turi didesnę vairavimo patirtį. Kol kartą, nenorėdama sudaryti avarinės situacijos, išlipau iš automobilio ir patraukiau miško keliuku, kuriame malėsi pėstieji. Mat niekaip nebūčiau galėjusi važiuoti tuo keliuku į priekį, nekliudžiusi kokio pėsčiojo ar automobilio. Ne juokai supykusi žingsniavau keliuku. Tuo metu negalvojau, kaip parsirasiu namo. Reikėjo tiesiog praseiti, nes virte viriau. Vyras pamatęs, kad neketinu grįžti į automobilį, persėdo prie vairo ir pasivijo mane. Taip pasibaigė mano vairavimo pamokėlė su vyru. Kaip tik tuo laiku vairavimo mokyklo baigiau teorijos kursą ir pradėjau važinėti su vairavimo instruktoriumi, tokiu pagyvenusiu vyriškiu, kuris niekiek nesistengė būti mandagus. Tiesa, nesikeikė, nors nebūčiau nustebusi, jei kada būtų prapliupęs. Ir ne todėl, kad blogai vairuoju. Tiesiog toks buvo jo būdas. Man tai labai nepatiko. Juolab, kad pasikalbėjusi su kitais sužinau, kad man vienai lyg tyčia kliuvo toks storžievis. Kartą jam vėl pratrūkus garsiai šaukti ir aiškinti, ką aš padariau ne taip, sustabdžiau automobilį ir pasakiau, kad jei jis nenustos rėkęs, aš išlipsiu iš mašinos ir daugiau su juo nevažinėsiu. Paprašysiu kito instruktoriaus. Stojo tyla. Po kokios minutės jis atsikrenkštė, atsiprašė ir pažadėjo valdytis. Tiesiog toks jau būdas paaiškino. Taip ir vėl pasakė, atsiprašau dar kartą. Kai labai stengiasi mokyti, visada paleidžia gerklę. Nuramino mane, kad vairuoju visai neblogai. Kaskart darau pažangą, tik nereikia skubėti. Važiuodama lėtai, visada galiu išvengti sudėtingos situacijos ar reikalui esant staiga sustoti. Nuo to karto viskas pasikeitė. Vairavimo nebedrumstė, barniai ar šūkaliojimai. Teorinį egzaminą išlaikiau iš pirmo karto. Buvau tikra, kad ir vairavimo egzaminas eisis kaip per sviestą. Buvau viena iš geriausių grupėje, bet to labai pasitikėjau savimi. Vairavau užtikrintai, bent man taip atrodė. Egzamino dieną, tiesa, jaučiau nedidelį jaudulį, bet tai manęs netrikdė ir negąsdino. Vairavimo aikštelėje lengvai susitvarkiau su užduotimis ir išvažiavau į gatves. Viskas ėjosi puikiai. Priekyje gatvės pakraštyje pamačiau stovėjimo aikštelę, kurioje strižai sustatyti automobiliai. Mačiau, kad vieno jų užpakalinis buferis išsikišęs labiau negu kitų, stabtelėjau ir atsargiai jį aplenkiau. Staiga egzaminuotojas paprašė sustoti. Kažką parašė ir padavė man. Perskaičiau ir nepatikėjau savo akimis. Lape buvo parašyta, neišlaikyta. Tai buvo taip netikėta,
kad gebėjau tik paklausti, kodėl? Pasirodo, kad per daug priartėjau prie to išsikišusio automobilio. Buvo apmaudu ir pikta. Nežinau, ar labiau ant savęs, ar ant to krieno egzaminuotojo. Tačiau pasistengiau ilgai nesigraužti. Dar kartą mintise nuvažiavau visą maršrutą. Detaliai viską aptarėme su vyru. Buvau įsitikinusi, kad kitą kartą tikrai išlaikysiu. Taip ir buvo. Išlaikiau. Nors tiesa, šį kartą jaudulys buvo kiek didesnis nei pirmą kartą. Gal kaip tik tai ir padėjo labiau susikaupti ir atsargiau vairuoti. Pagaliau, dideliam savo džiaugsmui, turėjau vairuotojo pažymėjimą. Nebūsiu sienos gėlė. Šokis yra paslėpta sielos kalba. Marto Graham. Kad man labai patinka šokiai, supratau studijų metais. Kai su savo bičiulėmis Marija ir Gražina senojoje Šeškinėje rengėme smagius vakarėlius. Mokykloje ir studijuodama nelaikiau savęs labai gera šokėja. Didžiausia kankinė buvo stovėti prie sienos ir laukti, kada tave pakvies šokti. Nelabai apsidžiaugiau sužinojusi, kad tas sienas ramstančias merginas vadina sienų gėlėmis. Nenorėjau būti sienos gėle. Ištekėdama kartu su vyru gavau ir šokių partnerį, nors ir ne patį šauniausią. Tačiau mano vyras nuoširdžiai šokdindavo mane ir mūsų šeimos draugės. Ir aišku, draugių vyrai pašokdindavo mane. Tada supratau, kad šoku ganėtinai gerai, esu lanksti ir neblogai jaučiu muziką. Todėl stengiausi išnaudoti kiekvieną galimybę, kad tik galėčiau pašokti. Po skyrybų šokio partnerio nebeturėjau, bet noras šokti išliko. Sulaukusi 50 panorau pasimokyti šokti, bet neturėjau šokių partnerio. Mano draugė Birutė, sužinojusi, kad ieškau šokių partnerio, kreipėsi pagalbos į šokių mokytoją Tomą. Pasirodo, pasitaikydavo vienišų vyrų, kurių žmonos nepalaikydavo jų pomėgio šokti. Tad ieškodavo šokių partnerės ir pagalbos kreipdavosi į šokių mokytojus. Abejojau, ar iš to kas nors išeis, nors prisiminiau, kad šokdama su savo ankstesniu partneriu buvau sutikusi savo kolegą, IT specialistą. Jis irgi šoko ne su žmona. Jis prisipažino, kad jo žmona nemėgsta šokti, bet mėgsta kailinius. Tas IT specialistas dovanodavo žmonai kailinius ir be jokio sąžinės graužimo jau kelerius metus lankė šokių pamokas. Netrukus paskambino Vytas. Pasitikslino, ar aš tikrai ieškau šokių partnerio, mat gyvenimo partnerį jis turi. Nuskambėjo keistai, tačiau pamaniau, kad žmogus tiesiog mėgsta juokauti. Sutikau susitikti. Susitikome picerijoje. Tai buvo maždaug mano metų vyras, jau kiek pražilęs, tačiau aukštas ir tvirtas. Spėjau, kad jis mėgsta žvejoti, nes buvo apsivilkę šviesią liemenę su galybė įvairaus dydžio kišenių ir kišenėlių. Šyptelėjau savo, kad jos labai praverstų žvejyboje. Mano naujas pažįstamas nebuvo nusiteikęs juokauti. Vos tik prisėdome, neatsiklausęs ir nespėjus man ką nors pasakyti, užsakė 2 taurelės degtinės ir kavos. Pasitikslinau, ar jis ir man užsakė degtinės, mat aš jos negeriu. Atrodo, kad jis nepatikėjo, o gal tai jam nelabai rūpėjo. Kai padavėja atnešė užsakymą, jis ramiausiai stumtelėjo man vieną taurelę. Taip ir palikau ją stovėti, o pati gurkšnojau juodą kavą. Vytas pradėjo klausinėti, norėdamas išsiaiškinti mano požiūrių į šokius. Sakiau, kad rimtai žiūriu į šokių pamokas, nes noriu išmokti šokti. Pridūriau, kad jau baigiau pridedančiųjų kursą.
Pasirodo, jis ne tą norėjo sužinoti. Jis turi tikslą dalyvauti šokių čempionatuose, todėl ieško partnerės, kuri būtų nusiteikusi labai rimtam darbui. Tai yra šoktų kiek įmanoma daugiau, net ir tarp pamokų. Suklusau, ar aš turėsiu tiek daug laiko? Matyt, reikės taip susiplanuoti darbus, kad šokiams galėčiau skirti tiek laiko, kiek reikės. Taip jam ir atsakiau. Supratau, kad jis tikėjosi kiek kitokio atsakymo, bet nesigilinau. Tada jam parūpo, kaip gerai aš moku šokti. Jis lankė kitą šokių studiją negu aš, tad programos galėjo ir nesutapti. Kiek pajėgiau prisiminti, vardijau šokius ir figūras, kurias buvau spėjusi išmokti, šokdama su ankstesniu pirmuoju savo partneriu. Ir vėl jam mano atsakymas nelabai tiko. Man atsibodo jo klausinėjimai ir pabandžiau perimti iniciatyvą, pakreipti pokalbį kiek kita linkme ir įnešti truputį žaismingumo. Paklausiau jo apie partnerę, su kuria šoko ir kodėl ieško kitos partnerės. Pasirodo, rimtai išsiskyrė jųdviejų požiūriai į šokius. Jis žiūrėjo rimčiau ir nebūna, pagalvojau tyliai. O jo šokių partnerė norėjo, kad šokių pamokos būtų tiesiog smagus ir geras laiko praleidimas. Jie susipyko dėl to. Praėjus kiek laiko, jie du susitaikė, tačiau sutarė, kad lieka pora, bet nebešoks kartu. Štai todėl jis ir ieško naujos, rimtos partnerės. Atrodė, kad labai gerai supratau jo partnerę. Kita vertus, labai norėjau šokti. Galiausiai Vytas pasiūlė pasibandyti, tai yra susitikti ir pašokti, o tada ir nuspręsime. Kadangi labai norėjau šokti, sutikau. Sutarėme, kad po poros dienų susitiksime salėje, kurioje jis šiuo metu šoka. Kai išsiskyrėme, jaučiausi labai keistai. Prisėdau kitoje kavinukėje, norėdama ramiai apgalvoti. Supratau, kad jos spaudžiama negaliu normaliai mąstyti. Užsisakiau dar vieną puodelį kavos, jį begurkšnojant viskas pasidarė aišku. Negalėsiu su juo šokti. Mūsų požiūriai skiriasi, aš jam nesu įdomi kaip žmogus. Neturėjau galvoje kaip moteris, tiesiog kaip žmogus. Ankstesnė mano patirtis parodė, kad negaliu šokti su partneriu, jei mes esame labai skirtingi. Mus turi kažkas sieti. Turime turėti kažką bendro ar panašaus. Norėjau tuo jau pat skambinti ir atsisakyti, bet susivaldžiau. Kažkaip negerai pamaniau. Paskambinau jam tą patį vakarą, bet vėliau. Atsiprašiau ir pasakiau, kad jam teks ieškoti kitos partnerės. Matyt supyko, nes net neatsisveikino, tik numetė ragelį. Man labai palengvėjo. Po savaitės paskambino Bronius. Ir jis pasitikslino, ar tikrai ieškau šokių partnerio. Kai patvirtinau, pasiūlė susitikti, pasikalbėti ir susipažinti. Apsidžiaugiau, kad šį kartą bus kitaip. Susitikome Presto kavinukėje prekybos centre Europa. Bronius buvo vidutinio sudėjimo ir nedaug aukštesnis už mane. Ir tikrai šis susitikimas buvo visai kitoks. Bronius pirmas papasakojo apie save. Pasirodo, jis inžinierius, mano bendramžis, turi šeimą. Žmona nebedirba ir vyriausiam jų sūnui padeda auginti 2 mažus anūkelius, tad praktiškai jie ir gyvena pas sūnų. Aš trumpai papasakojau apie save. Turiu 2 jau didelius vaikus, anūkų dar neturiu, dirbu personalo vadove vienoje draudimo bendrovėje. Kalbėjomės gal porą valandų ir sutarėme, kad nuo kito mėnesio pradėsime lankyti šokių pamokas pas Tomą. Labai džiaugiausi. Kai po poros dienų jau norėjau skambinti savo bičiuliai Birutei ir padėkoti jai už pagalbą, sulaukiau Broniaus skambučio. Jis pasakė,
kad jam buvo labai malonu susipažinti ir mes tikrai galėtume kartu šokti. Tačiau apgailestaudamas turi pranešti, kad negalės lankyti šokių pamokų. Mat išvyksta ilgalaikės komandiruotės į užsienį. Gal kada nors kitą kartą. Buvau lyg maišu trenkta. Įdomiausia tai, kad tas kada nors atėjo gana greitai, gal po kokių poros mėnesių. Vieną vakarą vėl paskambino bronius ir pranešė, kad iš komandiruotės grįžo anksčiau nei buvo planuota. Vėl pakvietė susitikti. Šį kartą pasiūlė lankyti ne Petreikio šokių studiją, o mokytis šokti argentinietišką tango. Užsiėmimai, kurie prasideda jau kitą savaitę, vyks buvusiuose vidaus reikalų ministerijos rūmuose Žirmūnų gatvėje. Man patiko tango, nors mokėjau tik kelias paprastas figūras. Keletą kartų koncertų metu mačiau šokant argentinietišką tango ir pagalvojau, kad būtų visai gerai ir pačiai mokėti šokti šį nuostabų šokį. Kiekvieną susimokėjome už pirmą mėnesį ir pradėjome šokti. Pirmoji pamoka praėjo visai neblogai. Mokėmės pagrindinius žingsnelius. Bešokant, bronius išsiklausinėjo, kad aš vairuoju mašiną ir po pamokos paprašė jį pavėžėti iki kuro aparatūros stotelės. Atsisveikinamas padėkojo ir netikėtai pakštelėjo man į skruostą. Likau nesupratusi, kas čia ką tik buvo. Pagalvojau, kad gal jis čia taip atsidėkojo už pavėžėjimą. Kitą kartą jis vėl paprašė pavėžėti po pamokos. Automobilyje prisipažino, kad nevažiavo į jokią komandiruotę ir papasakojo, jog jau kurį laiką Petreikio šokio studijoje šoko su savo partnere. Prieš keletą mėnesių sustreikavo jo sveikata ir ji pasakė, kad kurį laiką negalės šokti. Jis bandė šokti su kitomis laisvomis, nuolatinių partnerių neturinčiomis šokėjomis, tačiau jam tai nepatiko. Jis norėjo turėti vieną nuolatinę partnerę. Tada ir pradėjo ieškoti kitos partnerės. Taip mes ir susipažinome tuomet. Po kelių dienų jam paskambinusi ankstesnė partnerė pranešė, kad jau po truputį gali grįžti į šokių aikštelę. Teko manęs atsisakyti. Neatsakė, kodėl melavo, kodėl negalėjo pasakyti, kaip buvo iš tiesų, tik kažką numykė. Man tai visai nepatiko. Norėdama išvengti atsisveikinimo bučinio, pasitraukiau toliau nuo jo. Teisingai padariau, nes jis tikrai ir vėl ketino pabučiuoti. Paprašiau jo daugiau taip nedaryti, nes man tai nepatinka. Tąkart mane apėmė keista nuojauta. Ir dvi kitos pamokos parodė, kad mano nuojauta pasitvirtino. Bronius pradėjo keistai elgtis, lyg būtų viršesnis už mane. Priekaištavo, kad nepakankamai gerai šoku, prašė mokytojo pagalbos, kad parodytų man, kaip atlikti vieną ar kitą figūrą. Su mokytoju viskas sekėsi gerai, bet nesisekė su broniumi. Namo jo nepavėžėjau. Pasakiau jam, kad turiu reikalų ir važiuosiu į kitą pusę. Ketvirtą pamoką jam kažkodėl užkliuvo tai, kad aš esu vadovė. Kelis kartus pasakė, kad vadovė esu darbe, o čia tik šokių partnerė. To nebegalėjau pakęsti. Per pertraukėlę pasakiau, kad nebešoksiu su juo ir išvažiavau namo, nesulaukusi šokių pamokos pabaigos. Daugiau nebeieškojau šokių partnerių. Vėliau toje pačioje Petreikio studijoje pasirinkau linijinius šokius. Kartą per savaitę po darbo tose pačiose vidaus reikalų ministerijos rūmuose susirinkdavo nemažas būrys įvairaus amžiaus žmonių, norinčių pašokti. Skambėjo gera šokių muzika, su mumis dirbo nuostabi mokytoja Ieva. Smagiai leidau laiką ir džiaugiausi atradusi linijinius šokius. Būčiau taip ir šokusi, jei ne mano klubai. Pasirodo, šokant be partnerio, mano klubams
teko didesnė apkrova ir jie pradėjo skųstis. Teko vėl gerti skausmą malšinančius vaistus, o vėliau dideliam mano liūdesiui ir visai atsisakyti linijinių šokių. Nors ir negalėjau atsiduoti šokiams, kaip kad ketinau, vis dėlto per šokius geriau supratau save. Be to, po skyrybų su vyru nebenorėjau kažkam priklausyti, būti kažkieno kito nuosavybė.